Tai būtų blogiausias scenarijus, koks tai būtų įmanoma šitoje situacijoje. Kaip balsuosit? Kaip tauta paprašys. Kuo esu kaltinamas konkrečiai dar nežinau. Aš sutinku, kad aš suklydau per klaidą pateikdamas 13 kvitų. Sveiki 15 min žiūrovai, esu Ignas Jačauskas, 15 min žurnalistas ir su laida Tinklai vėl keliaujame į Seimą, kur užkulisiuose verda iš tikrųjų daug aktualijų, bet viena aktualiausių ir karščiausių temų šiandien yra vadinamieji čekiukai. Ir tikėtina, kad Seimas atmes prezidento veto ir suteiks galimybę sušvelninti bausmes vadinamiesiams čekiukininkams, taip pat jų yra ir Seime. Tai einame pasiklausyti jų pozicijų ir kaip jie teisinasi. Tai va, Daiva, trumpai žiūrėkit. Daug šiandien aktualijų visokių, bet noriu vieną temą pakalbinti, tai konkrečiai jūs irgi figūruojat vienoje iš bylų čekiukų. Tai kaip balsuosit šiandien, kaip frakcija balsuos? Aš už aiškesnį teisinį reguliavimą. Jūs kaip ir akcentuojate su civiliniai byloje, kas šiandien yra dienai persekiojama ir bandoma kalbėti, kad tai yra baudžiamasis, tai iš tikrųjų noriu paneigti. Tai tikrai yra civilinė byla ir dabar matant viešoje erdvėje, kas vyksta, tai tiesiog vertinu kaip persekiojama. Ir aš kaip ir sakau. Savo persekiojimą? Taip, ir mano, ir kitų galbūt kolegų. Kitų kolegos yra baudžiamosiose bylose, figūruoja iš kelių kolegų, tai juos tarsi opozicija sako, kad ir juos ginsit, ir jie patys save gins. Matot, žiniasklaidoje, kaip jeigu kalbant apie mane, tai iš tikrųjų žiniasklaida antraštėse labai skambiai teigia su savo parašymais, kad tai skamba kaip ir tarkim, prilyginama baudžiamajam. Tai vat iš tikrųjų, aš galvoju, tos interpretacijos nėra teisingos. Nemanot, kad tai yra tas savotiškas galbūt rinkėjų atgaudinėjimas? Kai keičiat sprendimus, keičiat bausmes viduryje. Tai čia reikėtų dabar rinkėjų paklausti. Taip, jūs dabar vėl norit kažką, tai kad aš teikčiau dėl rinkėjo, tai manau patys rinkėjai ir turėtų įvertinti, ar mes elgiamės teisingai ar neteisingai, bet manyčiau, sulaukim balsavimo. Matot, jau jūsų būrelis visai nemažas čia Seime, 5 žmonės berods, ar ne, kurie dalyvauja procese ir šiandien yra sprendimas Seime dėl prezidento veto. Kaip balsuosit? Tai aš pradėčiau nuo to, kad iš esmės įstatymas yra subalansuotas ir iš sunkaus nusikaltimo keičiamas į apysunkį. Tuomet atsiranda galimybė tiems žmonėms, kurie pripažįsta kaltę, kurie labai gailisi, kurie atlygina žalą, atsiranda galimybė laidavimo ir sutaupomas tiek valstybės lėšos, tiek teismai netaip yra apkrauti, bet manau, kad prezidentas pasielgia neapdairiai ir aš linkiu, kad parlamentas atmestų veto. Aš asmeniškai jokiame etape, būtent jau kalbant apie baudžiamojo kodekso 228 straipsnį pakeitimus, nedalyvavau ir neplanuoju šiandien dalyvauti. Manau, kad būtų ne tik neetiška, bet ir nekorektiška, jeigu kolegom irgi tą patį pasiūlytumėt? Aš manau, kiekvienas parlamentaras turi teisę apsispręsti, nes kiekvienas rizikuoja supainioti viešus ir privačius interesus. Tai mano sprendimas yra labai aiškus. Nuo pat pradžios šito proceso svarstymo prasidėjo likti metų pradžioje. Tai visus kartus aš jokiuose balsavimuose dalyvavęs nesu. Jūs nepripažinti? Aš tiesiog nesutinku. Aš sutinku, kad aš suklydau per klaidą pateikdamas 13 kvitų. Taip nutiko. Pačiu sunkiausiu gyvenimo momentu, kuomet vyko skyrybų procesas, kuomet aš krauščiausi iš Nidos gyventi į Vilnių, aš važinėjau, išlaidas tikrai patyriau, bet taip nutiko, kad nesusižiūrėjau ir padariau klaidą. Taip, aš tą pripažįstu, bet tuos baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuos taikyti nori prokuroras, su taikymu aš nesutinku, remiuosi Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimu Mindaugo Sinkevičiaus byloje. Suprantam, jūsų pozicija, ačiū. Ačiū labai. Koks šiandien jūsų bus paties balsavimas? Šitam dėl prezidento veto atmetimo. Tai aš manau, kad dėl įvairių priežasčių, kuriuos jau išsakiau ir pristatydama savo kalbą dėl neliečiamybės, kuomet kyla tam tikrų abejonių dėl priimamų sprendimų, aš manau, kad teisingiausia būtų vis dėlto prezidento veto atmesti ir pats pasirengęs esu balsuoti už tai. Kaip Jūs galvojat, prieš rinkėjus, tai yra sąžininga, kad Jūs netgi pats dalyvausit balsavime ir sakot atmesti? Šiai dienai, suprantat, buvo kreiptas į Seimą dėl mano specialio liudytojo statuso suteikimo ir neliečiamybės nuėmimo ir vis dėlto situacija buvo tokia, kad
nors tas statusas buvo nuimtas ir buvo vardinas kaip specialistų liudytojas, bet aš nebuvau išpakviestas nei į apklausą, nebuvau supažintas su procesiniais dokumentais, negaliu žinoti iš tikrųjų, kuo esu kaltinamas ir kaip. Tai dar būsi turbūt. Ir ateityje irgi dar kol kas negavau jokio signalo, tai negaliu pasakyti. Tai šiai dieną, kaip sakyti, neliečiamybė yra nuimta, bet kuo esu kaltinamas. Pas mus, kaip žinote, nieko nėra. Pas mus vieninteliam yra Sauliui ir matyti bus tik tai bauda, jeigu pasieks teismą. Tai mes nei gelbėt mums reikia, nei kažką tai daryti nereikia. Tai, bet manau, kad tikrai balsuosim už, žinokit. Tikrai balsuosiu, tuo labiau, kad su prezidentu buvo sutarta ir prezidentas nežinau, kodėl tai pasielgė. Mums yra naujiena. Nes tikrai prezidentui tiko baudžiamojo kodekso priimtos pataisos, su jo patarėjais buvo derinta, tada prieštaravimo niekas nematė ir kažkodėl tai užpraeitą penktadienį mes išgirdom veto. Tai, kažkaip matyti politikoje, jeigu susitarėm, apsitarėm, tai žodžio dažniausiai reikėtų laikytis. Bet tai žiūrėkit, tai vidury bylų balsavimas, jis realiai paveiks tuos, kurie dabar yra ikiteisminiai tyrimai. Gali būti, aš pamenu labai gerai, kaip Daiva Ulbinaitė turėjo būti pasodinta 4 metams už valstybės paslapties atskleidimo. Ir kai Stasys Šedbaras ir visi konservatorė traukė Dalios Grybauskaitės dešinę ranką. Tai kažkaip tai 15 minučių ponas Ignas nedavė klausimo, mėly konservatoriai, kurie gelbėjo. Aš netraukiu, aš tik tais bandau atsakyti, kad neieškokit sliekų ant asfalto, kaip asfaltės sliekų nėra. Tai esminis yra dalykas, kad šiandieną baudžiamojo kodekso nuostatos yra realiai per griežtas, atsakomybė yra per griežta. Atlaisvinkit jūs prokurorus, atlaisvinkit SAT pareigūnus nuo nagrinėjimų šitų bylų. Ir išgelbėkim politikus. Tai. Politikus dėja manęs niekas negelbėjo. Gerai. Koks jūsų paties balsavimas bus šiandien? Bus balsavimas už. Atmesti, ne? Taip. Tai gal truputį argumentuokite. Aš ir kolegos klausiu jūsų, kadangi jūs pats esat procese šiuo metu. Ar manot, kad tai yra sąžininga galbūt iš jūsų pusės nenusišalinti nuo balsavimo? Kaip ir minėjote, esu procese ir nemanau, kad tai būtų sąžininga arba nesąžininga, nes esu Seimo narys ir kaip Seimo narys turiu dalyvauti ir balsuoti. Tai mano apsisprendimas balsuoti už. Opozicija sako, kad iš tikrųjų labai neskanu, kai patys parlamentarai, kurie yra įtariami arba įtarimai laukia dar tik pakeliui, balsuoja nulemdami tarsi ir savo likimą. Tai galima galvoti, o kasgi bus ateityje ir panašiai, ir tada, žinot, prognozuojant tolimą ateitį, pradėti galvoti iš vis balsuoti, nebalsuoti vienu ar kitų klausimų, tai šiuo atveju kiekvienas Seimo narys yra laisvas pasirinkti, ką jam daryti, tai mano pasirinkimas yra balsuoti už. Tai žiūrėkit, daug svarbių sprendimų šiandien, bet yra baudžiamojo kodekso pataisos. Kaip elgsitės? Išeisit iš salės, gal? Žinot, mes nesame nusiteikę padėti socialdemokratam atmetinėti veto. Šiaip teisinė prasme projektas yra korektiškas, bet problema yra ta, kad jį pasirašė kai kurie žmonės, kurie patys turi problemų šiuo metu dėl tuo pačiu klausimu. Tai, Gina save, sako. Taip, tai va čia matyti yra problema. Šiaip teisinė prasme, sakytum, kad tas subalansavimas atsakomybės, jis yra logiškas, bet pasirinktas laikas ir pasirinkta forma neatlaiko kritikos. Bet, kad vidury proceso, vidury bylų tai yra daroma, ar tai nekelia klausimų? Taip, tai va būtent laikas ir forma. Kaip pati balsuosit ir frakcija kaip balsuos ir ar reikia to? Tai aš pritariu prezidento veto ir kiek diskutavom frakcijoje, tai taip pat manome, kad tas įstatymas neturėtų būti priimtas. Kodėl? Viena vertus jisai mažina kartu ir galimybės taikyti prevencinės priemonės, antra vertus jisai didina potenciją nusikaltėliui išsisukti. Nusikaltėliui tai ir Seimo nariui nusikaltėliui. Ir Seimo nariui, ir tarybos nariui, nes galima būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, sumažėja senatis, tai vėlgi ir teisėsaugos galimybės tirti sumažėja. Tai aš manyčiau, kad kaip ir prezidentas rašė, baudžiamoji politika neturėtų būti keičiama. Antra vertus, projektas tikrai nebuvo suderintas su visomis šalimis, prokuratūra nedalyvavo, STT ir galų gale priimtas Čekutininkų rankomis, taip pati priėmimo tvarka, mano galva, jinai pažeidžia konstituciją, jie turėjo nusišalinti. Mes palaikysim prezidentą. Palaikysim prezidentą kokiu būdu, kojomis ar... Ne, žinot, didelio skirtumo nėra, nes reikia kitai pusė surinkti 71 balsą. Tai ar tu kojomis palaikysi ir balsuosi, bet mes nusprendėm balsuoti. Mes nusprendėm balsuoti ir už prezidento vetuotą įstatymą, taip tariant, kad veto galiotų.
Ir nedažnai palaikom, bet šį kartą tikrai palaikysim, nes manau, kad prezidentas teisus. Na kągi, grįžtame iš Seimo, kur kaip ir tikėtasi, Seimas atmetė prezidento veto ir paliko sušvelnintas bausmes čekučių bylų dalyviams. Beje, 5 iš 6 čekiukininkų Seimo balsavo už prezidento veto atmetimą, tai yra, už savo reabilitaciją. Tai šiandien tiek, sekite naujienų portalą 15 min ir laidą Tinklai, pateiksime daugiau aktualijų iš Seimo užkulisių.